Yra tie patys graikiniai, kurie kevalas sulaužomas, bet jie atidaromi nepažydžiant pačio riešuto. Juos mes gauname iš Čilės, kaip pavyzdys. Čiliai graikiniai riešutai laikomi vieni geriausių iš Čilės gaunamų riešutų ir jie yra rankom gliaudyti. Vadinasi handcracked. Klausimų tų susilaukiam, ar tai skrudintas riešutas ar ne. Ir kartais pajuokauju, tai ar mėsą mes visada valgom žalią. Labas vakaras, mėly klausytojai ir žiūrovai, eteryje, kaip ir kiekvieną penktadienį laida Skanus Vilnius. Šį kartą mes transliuojame ne tik tai internete, bet jūs laidą galite pasižiūrėti ir YouTube bei Spotify pasiklausyti. Ir šios laidos svečias yra Marius Paulauskas, kurio verslas yra riešutų prekyba ir tikriausiai ir visoks kitoks apdirbimas. Sveiki, Mariau. Sveiki. Tai riešutai, ar čia toksai labai lietuviškas daiktas? Na, visų pirma, tai kaip ir lietuviškas daiktas, visi žino lazdyno riešutus, graikinius truputį žino, o visas kitas rūšis tai tenka tikriausiai atsivežti iš svetur, iš kitų šalių. Tai iš karto galim prie riešutų, lazdyno riešutų, nes iš ties lazdynų pilni miškai. Jie tą apatinę lajos dalį baigia visiškai užkariauti, jeigu jie dauginasi, bet pačių riešutų retai mes į miške galim prisirinkti. Kodėl? Kas per keistenybę, kad dominuoja faktiškai kultūriniai riešutai tikriausiai, ne laukiniai? Tai tikėtina, kad miške yra daugiau gyventojų, ne tik ta prasme žmogus eina į mišką, bet lazdyno riešutus gali būti, kad ir žvėreliam lieka ir taip toliau, ir jų gal tiek nėra daug augančių, bet Lietuvoje jau lazdynų ūkių daugėja, o kitiems riešutams, kad augti jiems, kad daugintis, veistis, tai nėra tos mūsų tinkamos sąlygos, galima sakyti taip. Tai lazdynai yra pats šiauriausias riešutas. Lazdynų yra tos įvairios rūšys ir tikėtina, kad yra kelios rūšys, kurios tinka, būtent gerai dera, Lietuvos klimatui tinka, geografiniai tai vietai. O dar riešutai čia galime, taip sakant, filosofiškai pažiūrėti. Mes juos vadinam riešutais, bet pinijų sėklos juk ne riešutai. Taip, tai sutinku su jumis, yra ir migdolo riešutas, irgi yra sėkla prie sėklavaisio priskiriamas. Žemės riešutai irgi taip pat yra sėklos, ta įvairovė jinai ir yra skirtinga ir aišku ne visi žmonės, ta prasme net tas visas rūšis riešutų gali ir pažinti ir įvardinti, nes mes turime fizinę parduotuvę, toje parduotuvėje prekiaujam riešutais, riešutų produktais, tai gaminam vietoje riešutų kremus, skrudinam riešutus, tai juos maišom su įvairiais prieskaniais, gaminam juos saldesnius, sūresnius, su žolelėm turim įvairiom, su liofilizuotais vaisiais gaminam. Tai yra labai skirtingi, ateina riešutų mylėtojai, klientai, pavadinkim, ir yra dalis, kurie net pavadinimą neteisingai to riešuto ištaria. Pavyzdžiui, ateina, sako, aš norėčiau barboletijų riešutų. Ką turiu omeny? O tai yra, jie ieško braziliškų arba kitaip tariant bertoletijų riešutų. Tai būna tokių juokingų situacijų, ta prasme, bet aišku, mes visada supažindinam klientus su mūsų asortimentu, ta prasme, pristatom iš kurio šalies, jeigu paklausia, ta prasme, derlius, kurių metų ir visa kita ta informacija. Tai gerai, tai tiesiog pakalbėkim apie tą įvairovę. Tai vis tiek yra populiariausi riešutai, ne? Tai kas, pavyzdžiui, ką pas jūs perka dažniausiai, apie ką čia mums daugiausiai reikėtų kalbėti, kas yra numeris 1, numeris 2, numeris 3? Apskritai populiariausi mūsų prekybos vietoje riešutai keli yra, ten vienų kažkaip negali skirti.
Vis tiek dominuoja kažkas, nes, aš asmeniškai esu buvęs pas jūs, tai atvažiuodavau dėl graikinių riešutų, nes, jie tikrai puikus, skanus, man patinka ir atrodo, kad juos sveika valgyti kažkuria prasme. Tai motyvas yra toksai. Bet kai keliauji po pasaulį, tai tu matai, kad, yra šalis, kurios valgo visai kitokius riešutus. Ir jiems, nežinau, pistacijos tikriausiai visur paplitusios, tie patys graikiniai riešutai, gal ne tiek, bet arachisai ar žemės riešutai tikriausiai maisto pramonėje jų ten pilna visur. Tai ką lietuvis, ko lietuvis ieško, jis ieško to lietuviško skonio, jam lazdynų riešuto vis dar reikia. Lietuvis, tą lietuvišką skonį jis ieškodavo prieš kokius 10 metų. Tai iš tikrųjų daug kas klausdavo, ar tai lietuviški riešutai ir rinkdavosi irgi dažniausiai ir tą skrudintą riešutą lietuvišką lazdyną. Ir aišku, mes tikrai daug supažindom kiekvienam klientui, didžiai dalį savo klientų tiesiog pasakodom, iš kurios šalies, kaip auga tas riešutas, kaip mes jį paruošiam prieš skrudinimą, kokius ingredientus naudojam ir koks skonis suteikiamas tam riešutui. Ir po truputį palaipsniui žmonės atsirinko ir dabar iš tikrųjų labai universaliai yra tų riešutų. Ta prasme, vienas žmogus gali būti vieną dieną labai skirtingai. Vieni gali pirkti, tarkim, tuos pačius braziliškus riešutus. Aišku, graikiškus riešutus labai mėgsta žmonės, tikriausiai, kad vieni populiariausių, bet yra ir migdolai labai mėgstami migdolai be lobelės. Tada turime mes lazdynus irgi be lobelės, jie švelniai paskrudinti, tai tikriausiai, kad dėl to aromato pačio lazdyno, bet jų nieks neklausia, ar tai lietuviškas riešutas. Nebūtinai Lietuvoje geriausias migdolas ir išauga, bet kelis kartus mes išgirdau žodį skrudintas. Tai skrudintas riešutas ir neskrudintas riešutas. Ar suprantama, kad skonis šiek tiek pasikeičia. Ar skrudinant riešutą nesugriūna kažkas, tai jo skonyje ten nepasikeičia kažkas į neigiamą pusę? Tai aš aišku juokauju su savo klientais, kurie užsuka, kad klausimų to susilaukiam, ar tai skrudintas riešutas ar ne. Ir kartais pajuokauju, aišku, tai toksai, ar mėsą mes visada valgom žalią. Tai pačiai ir riešutas. Riešutai savy išlaiko daug drėgmės. Ir jeigu tai yra praėjusio, tarkim, sezono, šio sezono derlius bus rudenį, riešutų derlius prasidės ir vieni riešutai anksčiau bus nuimami, sunoks, kiti vėliau ir bus tada paruošti, jau galima, kad juos ne kevale turėti, o išgliaudytus. Ir riešutus atsirenkama netgi iš to pačio ūkio užauga skirtingo dydžio ir skirtingos išvaizdos, ta prasme, drėgnumo, ta prasme, viso to išsilaikymo riešutai. Tai jie yra atrenkami ir tada tikriausiai sandėliuojami, ta prasme, ir juos įsigyti, kaip išleidžiami į priekybą. Tai jeigu riešutas yra kokybiškas, jisai išlaikęs pakankamai drėgmės, tai tas paskrudinimas to riešuto pagal laikantis taisyklių, ta prasme, nereikia jų perskrudinti, per aukštoje temperatūroje gaminti ir trumpą laiką turi tas vykti procesas, nes čia panašiai kaip ir su alyvuogių aliejum. Jeigu extra virgin olive alyvuogių aliejų klausimus irgi kartais išgirsti, ar galima su juo kepti, trumpą laiką tu gali kepti ir to savybių jisai visų nepraras, ta prasme, ir gausi tų skonį. Tai taip pačiai ir su riešutu. Jeigu jisai turi savyje natūralių aliejų riešutų ir jis kai skrudina, tas aliejus įsiskiria, jis duoda aromatą ir duoda tą visą skonį riešutų. Tai gerai, tai galima nebijoti skrudintų riešutų. Manau, kad galima nebijoti. Čia tik aišku yra toks dalykas, kad esam visi skirtingi ir tai priklauso kokia yra mūsų terpė, jau būtent viduje, ta prasme, skrandžio ta terpė, ar yra kažkoks rūgštingumas pakėlęs nuo kažkokių tai dalykų, ta prasme, tai čia yra gali būti dėl streso, dėl
kažkokios tai šventės iš vakaro buvusios, ta prasme, gali būti, ane, dėl kažkokio gyvenimo būdo įtempta, ta prasme, situacija ir tada tau gali būti, kad atrodo vienas sunkesnis maistas, kitas yra lengvesnis ir arba išvis tu nelabai gali toleruoti, nes tau, vat, sako, suvalgau ir sako, man apsunkstu. Ir mes tada klausim, tai kodėl jūs apsunkot, bet sako, aš suvalgiau ne saujelę riešutų. Ir čia nesvarbu, ar tu žalius valgai, ar skrudintus, ar su karamelė. Sako, aš jų suvalgiau daug. Visą pagelį suvalgiau ir tada gaunasi, tu supranti, kodėl apsunko, kodėl, tarkim, buvo ir sunkiau ten eiti, miegoti, užmigti ir tas rytas buvo toksai, kaip ir jauti ir tada kartais žmonės sako, man alergija, tarpsme, atsiranda nuo riešutų, tarkim. Aišku, labiausiai alergizuojama tai nuo žemės riešutų, tikėtina taip, didžiausia alergija ir iš tikrųjų ir nuo lazdynų riešutų yra alergija didesnė tokia tikimybė, o nuo kitų riešutų, tai kaip sakant, jau čia mažesni tokie atvejai, bent jau mūsų praktikoje, ta prasme, išgirsta iš klientų. Žino, jie iš anksto žino, kam jie yra alergiški, tikriausiai, kad alergija atsirastų taip staiga, netikėtai visai nuo nulio, tai nėra labai dažnas atvejis. Šiaip labai skirtingai alergija gali jinai pasireiškia ir vėlesniam amžiui ir aišku ankstyvoj to jaunystėj, vaikystėj, ta prasme, bet nuo riešutų, kiek mes esam pastebėję, pavyzdžiui, pas mus tikrai ne vienas ar keli atvejai per tiek laiko, kiek mes dirbam su riešutais, su džiovintais vaisiais, uogomis, su savo produktų, kuriuos gaminam, tai kad alergija būtų alergizavimas, tai yra keli atvejai tokie, kad išberia arba tiesiog kažkur tai sustoja, kaip sakoma, tas skrandis, tai aišku, čia sudėtingiau pasakyti, ar tai tikrai buvo alergija, bet jeigu pats kokybiškas riešutas, tai tarkim, nuo migdolų esam susidūrę, kad tarkim, luobelė yra alergiškas žmogus, bet pačiam riešutui ne. Tada gali būti žmogus alergiškas natūraliam riešutui, neskrudintam, bet jeigu jis paskrunda, alergijos neišiškėja. Jūs pasakojate prieš eterį apie tai, kad ateina motinos ir dabar mažiems vaikams pradeda pirkti visokiausius riešutų gaminius, bandydamos pripratinti juos prie riešutų. Taip, aišku, tėvai, kai tu jau tampi tėčių mama, tu tada pradedi iš tikrųjų ieškoti geresnių produktų, sveikesnių produktų ir tada pradedi ieškoti ir tų vietų, kuriuose gali įsigyti tą patikimą produktą ir mūsų ta vieta ir mūsų pačių tas noras, kad turėti geros kokybės riešutus, ne tik riešutus ir džiovintus vaisius ir turėti gaminius iš gerų ingredientų ir kokybiškus, tai taip natūraliai tikriausiai, kad esam pastebimi, būtent jeigu įsivedi ir į internetą, būtent į paiešką apie riešutus, ta prasme, kur galima įsigyti tų riešutų, nes iš tikrųjų galima įsigyti tai daug parduotuvėse didžiosios, ta prasme, ir tenai yra labai gražių pakuočių, pakavimų ir labai skirtingos pozicijos ir kainos ir pradedi ieškoti. Tai turim, ta prasme, tą klientų bendruomenę net galima vadinti, kur yra tikrai, jie pasitiki tuo produktu, mato, kaip jis atrodo, žino, kad gali paklausti, ta prasme, jeigu kyla klausimų apie patį tą turinį, apie riešutą ar apie kitą vaisių. Ir kalbant apie alergijas, tai iš tikrųjų jų mažėja, bet yra tas alergijas tikriausiai labai geras tas sprendimas, kad kūdikystėje turi, ta prasme, duoti ragauti produktą, tą maistą. Ir taip atsiranda, kad būtent pas mus užsuka ir jau tos šeimos, kurios turi mažylius. Nes anksčiau, kaip mes dirbdavom, tai iš tikrųjų vaikam būdavo, netgi vaikai ten 3-5 metų kartu ateidavo ir tėvai sakydavo, aš bijau, gal bus alergija, bijau pirkti riešutų, ta prasme, ir turėdavai daugiau įdėti pastangų, kad parodyti tą kokybę pačią riešutą.
kad Tikriausiai jie jau supažindinti. 3-5 metų vaikai valgė ir saldainius, ir ledus, ir ką tik tai nori, ir tikriausiai jau 100 kartų buvo paragavę riešutų kituose pavidaluose. Tai čia labai tas veikintina yra pas mus, man patinka, aš kaip sakyčiau, jau 2-3 vaikai, jau didesnė šeima gausesnė, tai vat yra tokių klientų, kurie užsuka ir jie labai geras istorijas pasakoja. Sako, mes turim namuose lėkštę, į tą lėkštę pridedam įvairių riešutų, kitokių kažkokių tai užkandžių ir sako, vaikai yra aktyvūs labai. Jie kol auga, ta prasme, jie daug laksto, nebėgioja, žaidimų įvairių, naujų aplinkų ir jų mityba yra daug greitesnė, ne mityba, bet virškinimas daug greitesnis, ta prasme, apykaita medžiagų greitesnė ir yra daugėja tų šeimų, kurios jau ir riešutus turi pas save ant stalo lėkštėje ir kaip užkandis, galima jį valgyti kaip užkandį, kad tarkim prieš pietus, po pietų, kad galėtum turėti daugiau energijos ir yra vaikučiai, kurios iš tikrųjų jiem duoda ragauti ir atsirenka vienus ar kitus riešutus ir turim tų klientų, kurie net užaugę yra, ateina, tai vienas berniukas yra gal 10 daugiau metų, vaikšto su mama, tai užsuko pas mus į parduotuvę, aukštesnis už mus jau užaugęs. Tai nebūtinai tik tai vieno riešutų, bet be abejo riešutai padeda. Tai dar apie tą luobelę riešuto. Kiek jinai yra žalinga, naudinga, ar gal kažkas tai, galų gale, kulinarijoje labai dažnai ją reikia nuimti, nes jinai turi aitrumo tam tikro. Taip, kartumo suteikia. Ar jinai turi kažkokių tai neigiamų irgi kitų savybių, be to kitoniško skonio? Tai jeigu tai kokybiškas riešutas, o kaip kokybė riešuto pačią, jinai nustatoma, yra keli tie vertinimo dalykai, tai mūsų vizuali išvaizda, tai būtent kaip atrodo pats riešutas, kad tu matytum, kaip jis atrodo. Aišku, derlius turi būti šviežias, tarkim šio sezono, jeigu jau prekiauji jau rudenį, tai kad praėjusio sezono jau kad tai būtų, tada laikymo sąlygos, nes riešutam iš tikrųjų riešutai yra kitose šalyse, jeigu kalbam apie riešutus, kurie neauga Lietuvoje, tai yra atskira ūkio šaka. Tai yra visa grandinė, kaip turi būti auginamas riešutas, kaip jisai nuimamas kuriuo metu, kaip saugojamas, paskui toliau kaip transportuojamas, tarsi yra visi tie dalykai ir tada skonis pačio riešuto. Tai skonį gali suprasti tik paragavęs. Ir tu jauti, jeigu tu valgai, tarkim, tą patį graikinį riešutą, kuris yra išgliaudytas mechaniškai, tai paprasčiau suprasti, kad yra staklės kažkokios, prie suberiami riešutai, jie kaip ir yra važiuoja linija ir tenai tas kevaliukas jisai sutraiškomas ir su šepetėliais atsisijoja, ta prasme, ir išsiskirsto, kur tos vadinamos jau kevalo šiukšlės, jos į vieną pusę nuvažiuoja, o pats riešutas jisai nukrenta į kitą, tarkim, į konteinerį galima vadinti. Yra tie patys graikiniai, kurie kevalas sulaužomas, bet jie atidaromi, nepažydžiant pačio riešuto. Tai juos mes gauname iš Čilės, kaip pavyzdys. Čiliai, graikiniai riešutai laikomi vieni geriausių iš Čilės gaunamų riešutų ir jie yra rankom gliaudyti. Vadinasi handcracked. Taip mes turim. Bet jūs to nerašot pas save, to nėra, tu negali. Mes lietuviškai išvertę esam parašę prie kainos, prie pavadinimo, kad rankomis gliaudyti riešutai. Kaip yra nulupamas tada ta luobelė nuo graikinio riešuto, kuris yra išsiraitęs kaip smegenis? Tai jinai atsidaro ir tiesiog yra. Tai nereikia suprasti, kad tai pilnas riešutas, visa galva, kaip smegenys, tai yra puselė. Ir tada ta puselė atskiriama ir išsėjama vidinė ta luobelė.
Tai mes galime kiekvienai šaliai priskirti, kiekvienam riešutui priskirti tą geriausią šalį, kur vat jis tobulai kažkokių priežasčių užauga. Galit pavardinti keletą, sakykime, graikinis iš Čilės, yra geras dalykas. Gal labiau riešutam tai lemia ta geografinė zona, galima tai pavadinti. Nes pavyzdžiui yra makadamijų riešutai. Jie pas mus bent jau Lietuvoje, tai jie yra, nežinau, 10 metų. Tikriausiai anksčiau, jeigu kažkas tai atsiveždavo, tai tikėtina, kad iš kelionių, kaip egzotiniai, tarkim, vaisių, kaip egzotiniai kažkokį tai produktą. Tai makadamijų riešutams reikia šilto klimato ir daug drėgmės. Tai kaip pavyzdys, jie auga Australijoje. Tai jau yra pusiaujo, ta prasme, ten ta dalis ir toliau keičiasi klimatas Pietų Afrikos Respublikoje. Na ir aš nežinau apie Ameriką, ten ar Šiaurės Pietų Amerikoje ar auginama ar neauginama. Tai riešutus gal sakyčiau labiau apie tas geografinės zonas galima būtų suskirstyti. Kiek atsimenu, irgi ten tai viskas iš makadamijų klimatas tinka, taip, bet ten gali būti gal ir iš to Azijos, tos pietryčių Azijos regiono atkeliauja, nes vis tiek vyksta tikriausiai prekių judėjimas, vadinkim taip. Makadamijų riešutai, jie truputėlį tokio specifinio skonio, nors jie kažkaip laikomi labai gerais dėl kažkokių priežasčių, bet jie akivaizdaus skonio, tu tikrai atpažįsti ir nebūtinai tai yra labai pažįstamas ir priimtinas skonis, nes tu tikėsi kažko kitko. Tai vat tie nauji skoniai, kaip jie atsiranda, ar lietuviai linkia išbandyti neragautus dalykus? Iš tikrųjų esame skrudinę riešutus gaminę su japoniška mača, žalia arbata. Tai tikriausiai buvo prieš 5 metus, 4, kai mača nebuvo populiari Europoje ir nebuvo populiari Lietuvoje. Tai buvo migdolai, turėjom geros kokybės Marcona migdolus ispaniškus. Marcona migdolus apskritai juos nuima derlių ir didžiąją dalį juos išparduoda, nes jie iš migdolų, tai kaip migdolai riešutų karaliai, tai jie jų viršus pats, nes pati ta riešuto tekstūra, skonis, kremiškumas ir kai jisai paskrunda, ta prasme, dar labiau atsiskleidžia tas visas ypatingas derinys, kad paskrudintas riešutas ir mes kažkaip sugalvom, kad reikia kažkaip kitaip pagaminti, tai gaminom su mača, su daug mačas arbatos. Jūs tiesiog padengėt jos mačą. Taip, padengiam, taip. Ir kaip, žmonės patiko? Tai taip, išskirtinumas garantuotas. Šiuo metu neturim Marconos migdolų, nes mes jeigu pagaminam su vienu riešutu, mes nekeičiam kokybės, ta prasme, neieškom, tarkim, ne Marcona, yra migdolų rūšių apie 200 skirtingų pasaulį. Tai, jeigu turime Marconą, tai mes galvojam, kaip arba jį parduodam žalią, tiesiog, kad įsigytų žmonės, arba gaminam su prieskoniais sūresnę versiją, arba gamindavom su mača. Nes tai buvo išskirtinis ir taip sužinojom, kurie klientai mėgsta žalią arbatą ir jiem tai būdavo kažkas tokio. Tai gerai, tai tiesiog dar galim pratęsti šiek tiek apie tuos dangas ant riešutų, nes pas jūs yra iš tikrųjų labai skanių tokių sprendimų. Man tikrai visą laiką mėgstamiausias produktas būdavo su avietėmis dengti migdolai, man atrodo, su juodaisiais serbentais. Tai čia atsiranda toks truputį nestandartinis sprendimas, nes pasaulyje paplitę sūdyti migdolai, sūdytos pistacijos, čia kaip toks užkandis. Pistacijas tai iš tikrųjų Lietuvoje yra populiariausias, aišku, prekybos centruose jas parduodamos konteineriais, dideliais kiekiais, matyt, kad mėgsta tą pistaciją, tas jos skonis yra toksai švelnus ir jinai yra mažiausiai kaloringas tas riešutas. Tai jinai tokia gaunasi, kad jinai ir tikėtina, kad ir didesnį kiekį suvalgius lengviau organizmas tenai ją suskaido. Bet pistacijos, iš kur jos atkeliavo geriausios? Čia iš Persijos buvusios tikriausiai turėtų keliauti, ne? Kažkur Azija. Azijos taip šalyse. Mes esam gavę lauktųjų šviežių pistacijų iš Turkijos. Tai jos neskrudintos ir kevaliukas neatsidaręs.
ir jos drėgnos tokios, ta prasme, vandeningos, sultingos. Ir jas, kai paskui jau skrudina, tas kepaliukas atsidaro. Tai aišku, mes pas mus turime pas save parduotuvėje pistacijų neskrudintų ir nekepintų. Tiesiog natūraliai jos yra sudžiūvę ir tas kepaliukas bedžiūnant jisai atsidaręs ir jose jau vėl kitoks skonis, nes tai yra natūralus, vadinkim, žalias riešutas ir jose daugiau tos pačios būtent sultingumo jaučiamo, skonio, o pačios pistacijos, tai geriausias tikriausiai, kad yra iš Viduržemio regiono, sakykim taip. Tai dabar tą riešutą, jeigu mes nusiperkam, jis gali perdžiūti namuose. Ar ne? Kaip jį laikyti? Laikyti šaldytuve galbūt, gal tiesiog kambario temperatūrai, nes, vasara gal nėra didelės, tokio pavojaus vis tiek ten 40, 50, 60% drėgmės laikosi, bet dažnai bute žiemą iki 20 krenta. Tai koks yra idealus drėgnumas valgyti, laikyti riešutus? Aišku, namuose, kai turim nusipirkę riešutų, tai rekomenduočiau geriausiai tai dėti į hermetinį indelį. Tai ar čia gali būti stiklinis, gali būti ne iš stiklo, iš plastiko indelis. Ir riešutui svarbu, kad nebūtų tos aplinkos didelių pokyčių. Tai jeigu mes, tarkim, įdėsim jį į šaldytuvą ir dabar į tą nulinę zoną, kur ir drėgmės yra tam tikras lygis palaikomas, nėra nei per šalta ir jisai bus uždarytas, galima laikyti jį ir savo valgyti, džiaugtis tuo riešutu. Jeigu mes jį, aišku, paliksim kažkur, tarkim, rudenio paliksim automobilio ten bagažiniai pirkinių ar kažkur ten sėdynės ir atsinešimės jį į šiltą, tarkim, kambarį, į šiltą erdvę, tai gali būti, kad jeigu mes jo neatidarysim, neleisim visam tam kondensatui įsikvėpti, riešutas bus drėgnas ir tada paskui kažkas atsitiks su jo. Tai geriausia laikyti, sakyčiau, kad arba pakuotė turi būti tokia, kad uždara jinai būtų ir jis tenka iš tikrųjų laikyti, kad kambario temperatūrai ir aišku nelaikyti, tarkim, garaže, balkone kažkur ir tada galvoti, kad kodėl atsitiko kažkoks, ar sudrieko, ar kažkas kitas atsitiko tam riešutui. Tai geriausia, sakyčiau, kad laikyti kambaryje ir kambario temperatūrai, sandarioj dėžutėj, pakuotėj. Ir aišku, svarbiausias dalykas, reikia riešutus suvalgyti, kaip ir didžiąją dalį tų produktų. Tai. Ir juos reiktų suvalgyti metų bėgyje, ne? Čia geriau valgyti tų 1 metų bėgyje, ne kelių. Mes irgi juokaujam ir siūlom klientam, užsukit pas mus dažniau, pirkite mažesnį kiekį, tarkim, riešutų ar sėklų ar kitų produktų, bet užsukit dažniau, suvalgykit. Nereikia kaupti tų maisto atsargų ir paskui galvoti, kodėl jie sugedo ar kažkas atsitiko, arba jo labiau susidedi, jeigu pilna spintelė, prisidedi ten prieskonių, dar kažko prisidedi, paskui tau reikia papildomai viską vėl tvarkytis, peržiūrėti. Tai geriausia yra racionaliausia, kad atsirinkti dydį, kiek gali, kokiam terminui tau reikia tų, tarkim, užkandžių ar dar kažko ir stengtis palaikyti tą dalyką. Dabar tų užkandžių, riešutinių užkandžių skaninimas visokiais kitais skoniais. Tai pas jūs yra ir pasaldytų, ir su česnakais, ir sūriau padarytų. Tai kaip pasiskirsto rinka? Ką mėgsta lietuviai labiau? Saldžius ar sūrius, ar tokius prieskoniškus? Tai mes stengiamės atliepti į kiekvieno, į didžiąją dalį skirtingų skonių, mėgėjų. Tai tuos skonius didžiąją dalį, tai kartu ir mūsų klientai, kai kurie yra rekomendavę, paklausę, jūs neturit tokių riešutų su tokiu ir tokiu ingredientu. Pavyzdžiui, turim migdolus skrudintus su Ceilono cinamonu. Tai cinamonas, jis irgi yra naudingas kaip ir prieskonis ir rekomenduojama jį irgi valgyti, jį galima dėti ir į kavą, į arbatą, aišku, kepinius ten skanina ir galima jį ir kaip ir su riešutu valgyti. Tai mes turim tokius riešutus, kurie yra su daug cinamono.
Tai jie gaunasi kartu kaip ir toks gurmaniškas užkandis šalia visų ar gėrimų, ar kažkokių tai patiekalų. Ir taip gaunasi, kad tu jo ir daug nenori suvalgyti. Nes cinamonas jis turi irgi savo skonį, turi aitrumą, riešutas turi aromato, duoda daugiau. Ir ta karamelė, kuri yra tarp riešuto ir cinamonai, duoda saldumą. Tai toks gaunasi, kad tu gauni visą tokį paketą. Kai tarėmės dėl pokalbio, jūs ir kepate ar mokate gaminti neblogą pyragą, riešutų, migdolų, taip? Kepam, gaminam pyragus. Šiaip turimės kavos barą ir prie kavos, aišku, arbatos norisi kažkokio tai kitokio užkandžio. Nors tai gaminam pyragus ir juose yra ingredientai vieni pagrindinių riešutai. Aišku, gaminam ir klasikinius tos skanėstus, kad ne tik žmonės, kurie, tarkim, gal ne visi nori valgyti desertą, kuriame yra riešutų, jie tiesiog nori klasikinį tokį kažkokį derinį. O iš riešutų jums asmeniškai, jeigu jūs valgytumėt, reikėtų pasirinkti vieną riešutą, kurį reikėtų valgyti visą likusį gyvenimą, koks tai būtų? Tokio vieno riešuto jo tikrai nėra. Aš mėgstu ragauti, ta prasme, riešutus, nes taip gali suprasti, ar tikrai pilnas, geras, kokybiškas riešutas atkeliavo ir tu jį gali pasiūlyti kitiems. Neturiu alergijų, ačiū. Nežinau, genam tikriausiai. Tai mažiausiai, tai aišku, kad vengiam, mažiausiai valgo, net, realiai ir nevalgom tikriausiai žemės riešutų pačių, o iš riešutų tai graikiniai, anakadžių riešutai tikriausiai vieni mėgstamiausių. Tada dar tokia pusiau kontroversiška tema, pienas iš riešutų, migdolų pienas, kabutėse pieno gėrimas. Kaip žiūrite į šitą produktą? Jisai įmanoma pasigaminti jūsų sąlygomis nedidelio verslo? Kaip jums tai atrodo? Pienas iš riešutų tai čia kaip eliksyras galima palyginti, nes jeigu gaminti nedidelį kiekį ir gaminti tik tai savo reikmėm gerti, tai labai didelė koncentracija gerųjų visų medžiagų, nes tas pienas gaminasi išmirkius, išbrinkinus riešutus ir juos sublenderiavus. Tai, tarkim, tie pienai, kurie augaliniai vadinami ir žinomi, jau populiarūs Lietuvoje, ta prasme, ir galima įsigyti, tai juose ar riešuto dalis būna tikriausiai iki 10%. Atskirais atvejais yra didesnė dalis naudojimo riešutų, bet to 100% pieno, tokio kaip ir nemačiau, kad galima būtų kažkur įsigyti. Bet tai jeigu nusipirkti kokybiškų riešutų, jį galima pasigaminti. Esame gaminę migdolų pieną, yra netgi galima ir sriubą riešutinę gaminti iš migdolų riešutų. Jinai tokia kaip šalta gaunasi ir gaivi. Tai šiltom dienom tai jinai labai tenka pasimėgavimui ir paragavimui. Tada migdoliniai miltai dar toks dalykas, dalis žmonių, kuriems atrodo, kad kvietiniai miltai irgi alergizuoja ar panašiai, dažnai naudoja migdolinius miltus. Tai kaip šitas dalykas, jisai populiarėja, žmonės atranda ar ne? Tai yra ir migdolų miltai, ir lazdyno riešutų miltai yra. Kitų riešutų tikriausiai, kad rečiau išskirtinais atvejais galima sutikti. Tai žmonės iš tikrųjų dėl to, kad sumažintų tą naudojimą baltų miltų, šviesių miltų, kvietinių, ta prasme, kur yra netaip naudinga, galima sakyti, organizmui, tai renkasi migdolų miltus, jie yra ganėtinai mėgstami ir populiarūs. Nes galima su jais pakeisti arba netgi įdėti, kad būtų mažesnis kiekis, tarkim, jeigu gaminam kažkokį tai pyragą, tai aišku yra tų klasikinių receptų, ta prasme, konditerijos, kur tik naudojama migdolų miltai ir kiti ingredientai, bet ir namų sąlygom, jeigu kepam blynelius, ta prasme,
galima įdėti šaukštą, 2 šaukštus migdolų miltų į tą bendrą savo jau masę ir tai bus daug geresnis patiekalas gausis negu be jų. Tai šiaip atrandami migdolų miltai ir patys riešutai. Tai nereikia bijoti pakeisti lietuvišką receptą ir gausis ir naudinga, ir skanu. Tai siūlyčiau kuo daugiau taip ir žmonių ieškoti ir nebijoti domėtis, ragauti ir atrasti ir sveikesnį skonį, ir savo tinkamą, mėgstamą. Tai ačiū labai už pokalbį. Kalbėjomės su Mariumi Paulausku, riešutų sodo vadovu, apie riešutus ir visokiausias jų panaudojimo būdus, ne tik tai paprastai skrudinant ir valgant. Ačiū labai už pokalbį ir iki pasimatymo. Ačiū Jums, kad pakvietėte, iki malonaus.